Giedrė Pocevičiūtė, 2 klasė. Šuo ir katė. Gyveno kartą kilmingas šuo Apolonijus. Kilmingas todėl, kad buvo kilęs iš garsios labradorų giminės. Apolonijus gyveno dideliame gražiame name, pilname gražių paveikslų. Daugelį paveikslų Apolonijus buvo paveldėjęs iš savo prosenelių, o daugelį nupiešęs pats. Paskutinis jo kūrinys buvo, kad tik baigtas piešti jo senelio fiziko portretas. Apolonijus labai didžiavosi baigęs piešti šį kūrinį ir pasikvietė savo kaimynę katę Rafaelą, kad ji įvertintų jo kūrybą. Rafaela dėjosi labai išmananti apie meną, nors tiesą pasakius apie tai nieko nenutuokė. Pamačiusi paveikslą, aikčiojo, murkė, kniaukė iš susižavėjimo. Ir buvo panašu, kad paveikslas jai tikrai patiko. Jiems apžiūrint paveikslą kieme kažkas subildėjo. Apolonijus išėjo į lauką apžiūrėti, kas ten darosi. Grįžęs į kambarį, nei Rafaelos, nei paveikslo neberado. Tik vėjas pūtė per atdarą langą. Buvo aišku, kad Rafaelai taip patiko paveikslas, kad ji pasinaudodama tuo, kad liko viena, išbildėjo su portretu pro langą. Nuo to laiko pamatęs Rafaelą pradėdavo garsiai loti, reikalaudamas atiduoti jo paveikslą, o Rafaela kniaukdavo ir tikino jo nevaugus. Visą laiką jiems susitikus kildavo barniai ir didelis triukšmas. Todėl ir sakoma, jeigu kas nors labai nesutarė, kad pykstasi kaip šuo su kate.